Gyvenime dažnas posakis parodyk man savo draugus ir aš pasakysiu, koks tu esi, kiek adaptuotas mūsų laidos kontekste skamba taip. Parodyk sąvartyną ir aš žinosiu, ar švarus miestas, kuriame gyveni. Ne sąvartynas, o gėlynas. Taip gražiai apie jau 15 metų gyvuojantį Klaipėdos regioninį sąvartyną kalba atliekų tvarkytojai. Netrukus suprasite, kodėl. Dabartiniai sąvartynai, jie tikrai nėra tokie, kaip žmonės galbūt įsivaizduoja, atviri šiukšlių kalnai. Dabartinis šitas sąvartynas yra kaip pavyzdinis sąvartynas, kaip turėtų atrodyti uždaryti sąvartynai. Sąvartynas yra apželdintas, apsodintas daugiametėm gėlėm. Jis toks gražus, mums atrodo labai. Taip pat yra įrengta dujų surinkimo sistema. Šiais metais jinai buvo dar daugiau išplėsta ir visos dujos, kurios susidaro pūvant atliekoms, yra surenkamos ir atiduodamos šiuo metu į Klaipėdos vandenis. Klaipėdos vandenis jas naudoja, gamina energiją ir šitą energiją naudoja savo reikmėm. Kadaise į šį sąvartyną atvykdavo viskas, ką žmonės išmesdavo. Buvo šalinamos ir komunalinės atliekos, ir gamybinės atliekos, ir baldai, mediena, viskas čia buvo šalinama. Perdirbimo jokio mes nevykdėm ir neužsiėmėm. Dabar šalinamo atliekų kiekį komunalinių mes sumažinom iki 1%, nes visos komunalinės atliekos yra rūšiuojamos. Taip pat atidarėm naują baldų aikštelę. Toje aikštelėje mes apdorojam, smulkinam medienos atliekas ir baldus ir atiduodam perdirbti. Viskas, kas keliauja į sąvartyną, tai yra verslo, gamybinės ir statybinės atliekos. Iliustruojant skaičiais, prieš 15 metų čia buvo šalinama 200 000 tonų atliekų per metus, o dabar šis skaičius sumažėjo iki 40. Rezultatas išties įspūdingas ir klaipėdiečiai bei atliekų tvarkytojai ženkliai prie to prisidėjo. Einam prie kitos temos – kvapų. Vis dar girdime paburbant. Nemalonus kvapai Klaipėdoje gal iš sąvartyno atėjo. Ne, brangieji, atvažiuokite ir įsitikinsite patys. Ne prancūziški kvepalai, bet mielieji, čia iš tiesų kvepia. Matom mes čia už nugaros yra mechaninio rūšiavimo įrenginys. Jame rūšiuojam visas komunalinės atliekos. Šitame įrenginyje yra instaliuotos stacionarios Airborne išpurškimo sistemos ir probiotikų sistemos. Taip pat visas oras yra surenkamas ir valomas biofiltre. Teritorijoje naudojam mobilias Airborne sistemas ir konteinerius laikom uždengtus. Kiekvienais metais mes atliekam matavimus ir visuomenės sveikatos centro laboratorija taip pat atlieka matavimus. Tai iš tikrųjų skaičiai džiugina, jie yra geri ir už sanitarnės apsaugos zonos tai mes kvapų visiškai neįtakojam gyvenamosios aplinkos ir tų kvapų neišleidžiam. Vaikščiojome ir mes uostėm savo jautriomis nosimis. Na tikrai kvepia. Ar tikrai tie probiotikai, kuriuos čia naudoja, tokie visagaliai? Probiotikai čia yra gal ne tie, kur žmonės vaistiniai perka probiotikus vartoti kaip maisto papildus. Čia yra probiotikai naikinantis puvimą sukeliančias bakterijas. Speciali medžiaga, jinai nekenksminga žmonėm ir su jos pagalba mes kovojam su kvapais. Skamba intriguojančiai, nes kas jau kas, bet atliekų kvapai turi savybę būti nesunaikinamais. Tad kaip viskas vyksta? Visos atliekos, kurios patenka į mūsų rūšiavimo gamyklą, išpiltos iš šiukšliavežės, iš karto yra supurškiamas pirminių purškimų probiotikais. Iškart tik išpiltos atliekos iškart yra jau neutralizuojamos dėl kvapų. Po darbo valandų naktimis yra jungiamas ozonatorius, kuris taipogi neutralizuoja puvimą sukeliančias bakterijas. Ko gero jau pastebėjote už pašnekovo nugaros baltas pakuotės. Taip gražiai ir tvarkingai supresuotos jau išrūšiuotos atliekos, kurios keliaus į deginimo gamyklą ir virs elektrą bei šilumą.